kuo maitinasi langustai? Langustai, nors ir tokie skirtingi iš pažiūros nuo mūsų, iš tikrųjų mityba yra, galėtume pasakyti, kad mes mitybinių atžvilgių esam panašus, nes jie yra visaėdžiai, gali misti tiek augalinės kilmės, tiek gyvūninės kilmės nuokritom. Tai augalinės kilmės būtų įvairios dumblų dalys, šaknis, lapai, stiebai. Ir gyvūninės kilmės, tai įvairūs kritę gyvūnai, kurie nukrenta ant jūros dugno, jie mielai gali jais maitintis. Be abejo, maitinasi ir moliuskais, tarkim, midijom, peileniais arba smulkesniais už save vėžiagyviais. Langustus maitinam 2-3 kartus per savaitę. Į jų racioną dažniausiai įeina kaip smulkus, stambus krylius, peileniai, midijos. Būtų smagu jūs pamatyti čia mūsų akvariume ir kad jūs iš arčiau susipažintumėt su šiais nuostabiais gyvūnais, galėtumėt geriau juos apžiūrėti. Tai visada laukiam.